visiems čia susirinkusiems ir atsiliepusiems į kvietimą, nepaisant to, kad Liepos, kad kelinta šiandien, 11 diena, ir daugeliui turbūt galvoje yra atostogos ir man pačiam galvoje yra atostogos, tačiau mes vieno dalyko niekada neturim pamiršti, kad ir per atostogas reikia dirbti kai kurios darbus. Tai vienas iš tų darbų yra parama Ukrainai. Ir kaip jūs matote, ir šalia manęs sėdi du žmonės, kurie turbūt, kaip čia pasakius, ir neatostogaus, ar atostogas praleis toje pačioje Ukrainoje. Ir dėl to kilo idėja suorganizuoti šią diskusiją, kurią, kaip jūs pastebėjote, aš dažnai plėtoju tą naratyvą, kad demokratija turi turėti dantis arba liberalioji demokratija, skamba paradoksaliai, bet aš manau, kad teisingai turi turėti savo kietąją liniją. Tai apie tai mes šiandien turbūt ir pakalbėsim, nes keletas tokių įvadinių turbūt dalykų, jie įves į patį kontekstą. Tai turbūt konfliktai iš tiesų niekada neprasideda tada, kada abi šalis jiems būna labai idealiai pasirengusios. Jie prasideda, kada bendrai technologinis visuomenės ir politinio elito ryžto kovoti atotrūkis tarp būsimo konflikto šalių tampa didžiausias. Kai vieni jau pasirengia pulti, o kiti nebūtinai yra pasirengę gintis. Taigi gyvename šiandieną turbūt aišku, istorijai daug ką buvo, bet bent jau kiek mes patys atsimenam, tai ko gero pavojingiausių šiuolaikinės Lietuvos istorijos laikų. Nes būtent šiuo metu Lietuva, galima sakyti, yra labiausiai pažeidžiama, nes vienas dalykas yra gražios kalbos, kitas dalykas yra realūs darbai. Tai kol kas nei valstybė, nei kariuomenė, nei visuomenė realiai turbūt nėra pasiruošusios tam karui, kuriame nebūna turbūt rikiuotės. Niekas po miškus su automatais irgi per daug nevaikšto, nes tai paprasčiausiai prilygsta savižudybei. Tai aš turiu minėti tokių pigių, bet labai veiksmingų technologijų karui. Tai čia vienas dalykas, bet aišku, negali sakyti, kad nieko nevyksta, tam tikri pasirinkimo darbai vyksta. Lietuva vis dėlto yra NATO narė. Kiekvieną kartą, kada aš skrendu ypač iš Frankfurto kaip vakar, tai kiekvieną kartą kariai vokiškom uniformom skrenda į Vilnių ir matyt ilgam pasirengę čia pasilikti. Mūsų pasirengimą tokį, kurio nepavadinsi idealiu, turbūt geriausiai rodo, kad ir vakarykštė institucijų reakcija ir ypač komunikacija, kada į Lietuvą įskrido vienas, aš net nežinau, šachedų jų turbūt nepavadinsi, ar ten, koks ten gera. Šachedų imitacija. Taip. Kai kyla abejonių, tai jeigu mes valstybėje vadovas yra iš tiesų vienas. Čia reikėtų priminti pagal konstituciją, bet aukščiausios valstybės. 3 asmenius vedami priedangas, kada tas objektas toliau 1 kilometro nuo Lietuvos sienos nenuskrydo. Tuo pačiu metu atrodytų, kad gyventojai ir nelabai rūpi. Tai iš tiesų kyla klausimas, ar mes rimtai pasirengę žymiai didesniems iššūkiams. Jo labiau, kad Ukrainoje, tai jeigu anksčiau to šachedus numušinėdavo panašius objektus kulkosvaidžiais, tai dabar laikai dramatiškai keičiasi ir jau reikia turėti visiškai kitas priemonės. Trečias dalykas, kuris irgi konteksto nepagražina. Jungtinės Amerikos valstijos, kaip pagrindinis mūsų saugumo garantas. Kas šiandien gali garantuoti, kad tas garantas tikrai suveiks? Šiandien Trumpas atrodo palankiau nusiteikęs, atnaujina ginkluotės tiekimą. Prieš kelis mėnesius, ir ypač aš atsimenu vasario mėnesį, apskritai apie tai nenorėjo girdėti. Ir tikrai nėra jokios garantijos, kad dar po mėnesio jo nuotaika vėl nepasikeis. Tai jeigu taip keičiasi Ukrainos atžvilgiu, tai klausimas yra geras, kodėl negalėtų keistis
savo sąjunginių įsipareigojimų atžvilgių. Na ir paskutinis turbūt tai ir Europoje, ir Lietuvoje, Europoje čia matyti reikėtų sakyti skirtingų mastų, liberalioji demokratija arba demokratija kaip tokia išgyvena krizę. Mes tą matom iš kraštutinių dešiniųjų, kurie, kaip taisyklė, ragina Ukrainą pasiduoti, plėtoja prorusiškus naratyvus, kalba apie žmogaus teises, tai lygiai taip pat kaip Rusija jums pasakytų. Bet kitas dalykas, kad mes matome ir Lietuvoje didžiulę demokratijos krizę, mano požiūrį jau dabar visiškai nedramatizuoju, beveik neturiu abejonių iš visos tos viešosios informacijos, o kiek dar ne viešosios matyt, kad Lietuva yra užvaldoma kriminalo, susijusio su rusišku kapitalu, su kuo jie dažniausiai gali būti susiję, aišku. Ir tai irgi sukelia minčių įvairių, kaip čia mes atėjus dieną X turėsime gintis. Taigi pakviečiau jūs padiskutuoti tokiais klausimais, kokia yra strateginė situacija Ukrainoje ir kokia parama jai labiausiai reikalinga, kokia turi būti vakarų ir ypač ES strategija bei veiksmai, kokia turi būti pačios Lietuvos gynybos strategija. Ir norėčiau pristatyti šios diskusijos svečius. Pirmiausia, tai Jonas Oman. Pristatinėti šiaip iš esmės nereikia. Man atrodo, šitą veidą pažįsta visi. Bet Blue Yellow įkūrėjas neseniai yra apdovanotas Lietuvos valstybės ordinu už visas savo pastangas. Ir aišku, vienas iš pagrindinių kremlinių trolių ir prorusiškų veikėjų atakų objektas. Favoritas. Arba favoritas, taip. Vaiva Jankienė. Iš tiesų būna unikalių žmonių ir mes su Vaiva susipažinom Charkive, kelinti čia metai buvo, 2023 turbūt. Gegužės mėnesį, ten Lietuvos medikai kažkokie yra, tai galvoju, reikia susitikti. Pasirodo, tai Lietuvos medikai, aš jau nežinau, kiek kartų turbūt nebeprisimenu, jau buvo tame Charkove. Aišku, tais ramesniais laikais, o ramesniais laikais galima buvo pavadinti laikus, kada galima buvo leisti savo nuvažiuoti pakankamai saugiai, maždaug 3 km iki tos vadinamosios fronto linijos. Tai dabar tokios prabangos tikrai neturėtumėt. Tai ten, kur Ukrainos medikai jau nebeteikia pagalbos, nes tiesiog bijojo, Lietuvos medikai buvo vietoje. Taigi daugybės medikų visų pirma, bet ne tik medikų, aš atsimenu, kaip 2000 km atvairavo ir mūsų paramos vieną pikapą. Daugybės misijų į Ukrainą savanorę. Na ir galiausiai online arba nuotoliu mes turime visiems puikiai žinomą tyrinėtoją ir komentatorių nacionalinio saugumo klausimų, istorinių klausimų susijusių su nacionaliniu saugumu, Gintautą Mažeikį, profesorius, atstovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos fakultetui. Sveiki, profesoriau, malonu jūs matyti. Sveiki, gyvi. Taigi, daug aš netempęs jau ir taip matau, kad užtempiau, pradėčiau nuo klausimų Jonai. Tai kokia ten situacija šiandien? Kokios nuotaikos fronte, ypač po Sumų puolimų ir vis dažnėjančių, kaip mes matome jau anksčiau 10, tai dabar jau 700 ir daugiau dronų atakų per naktį. Kaip jau dažnai sakau, ne viskas yra gerai, ne viskas yra blogai. Ir be jokios abejonės tikrai yra situacija įtempta. Pradėkime gal šį kartą vis dėlto nuo oro, kur aš pats buvau Kyjive prieš kelias dienas, mėgoju vonioj, nes ten aplink tie šahidai ten jau siautėjo ir tiesiog jeigu turi 2 sienas, išorinį ir dar tada jau tikimybė, kad tu liksi gyvas, didėja biški.
ir buvo pakankamai, jaučiasi tas įtūžis, kaip sakant, įtūžis Rusijos. Bet tuo pačiu, sakyčiau, desperacija. Jie ne iki galo žino, ką daryti ir tiesiog meta savo tos dronus į miestus visokius, kartais labai didelis kiekiais. Nes fronte sekasi, sakykime, taip jau, kaip bebūtų vidutiniškai. Nėra, kad ten jau jie labai taip jau kažką tam padaro. Tai vėlgi susijęs su, kaip būtų, iš didelės dalies su vakarų pagalba, kur tiesiog ateina ir pakankamai efektyviai, vis kryptingiau. Norėčiau gal minėti vieną tokią tikrai rimtą dalyką, čia yra Prancūzijos plaktukų bombos, tai yra hammers, kur tikrai tiesiog paleidžia iš F-16, pavyzdžiui, ten ir skraido ir tiesiog labai taikliai tiesiog nunaikina taikinius, pavyzdžiui, štabus taip toliau. Tai kad ta parama eina ir ne šiek tiek amerikonai, svarbu minėti. Ir be jokios abejonės, kad Rusija tiesa nebeturi pasiruošusių karių. Jau matom jų lygį, jų daug, bet ten yra, jų meta tą savo tą mėsą. Pavyzdžiui, pavyzdys, kad iš nelaisvės, kai dar iškeičia belaisvius, Rusai po 3 dienų iškeistų jau yra fronte. Ir vėl tiesiog karauja, toks jau visiškas jau. Mato, ką jį turi, kokią įrangą, pavyzdžiui, apie mediciną šnekant, net kas trečias rusas turi kažkokią mediciną, tą vaistinėlę. Tai, o to pačiu, aišku, tas drono karas vis intensyvėja iš vienos pusės, iš kitos pusės. Ir mes matom tikras, kad rimtas tendencijas. Ir aš norėčiau labai konkrečiai vieną tokį minėti, kur manau, kad mes girdėsim Lietuvoje, bet jūs turbūt negirdėjote, tai yra Rusijos Rubikon. Rubikon yra tam tikras, nedalinys, o daugiau kaip struktūra, kur tiesiog dirba būtent su drono karyba, kur yra specialistai, kuri tiesiog atlieka vieną darbą. PVZ. Tiesiog išmušti ukrainiečių pilotus dronų, arba logistiką, arba dar kažką, ir jie daro labai gerai. Tiesąkant, turiu pasakyti, jeigu būčiau rusas, tai sakyčiau, aš tą patį padaryčiau. Ir sakykime, yra tokie pokyčiai į vieną pusę, į kitą pusę. Bet laikosi. Jokių ten tiesiog, depresijų, kad čia, reikia pasiduoti, nieko. Aš matau pyktį, matau ryžtą, matau gebėjimą visai kovoti. Ir sakyčiau, vis tiek esame, sakykime, pakankamai geros nuotaikos, bet tuo pačiu aš manau, kad Vaiva geriau pasakys apie tą, sakykime, padėtį iš to, sakykime, žmogiškosios pusės, kalbant apie mediciną, apie sužaidimus. Bet vieną faktą minėsiu. Tiesiog mes suvoktume, mes dabar dronų karas, mes vienas dronas įskridė, mes, kas čia vyksta. Ukrainoje sužaidimai šiuo metu fronte 90% chirurgai sakė, yra nuo dronų. Ir ką mes čia dabar? Mes kažką ten mastom, svarstom, darom, bet ir aš negaliu suvokti iki galo, kodėl, nes čia ne tik Lietuvoje, čia dabar čia bendrai tiesiog, kodėl tie supuvę vakarai, sakant, nesugeba, nenori suvokti realybių. Ir aš negaliu, gal vėliau apie tai šnekėsim, tiesiog bet, yra kaip yra. Tiek turbūt pirmam. Ačiū labai. Čia beveik atspėjot antrąjį klausimą, bet mes tada jo dar ir pašnekėsim dėl to, ar, čia nebūtinai Lietuvos, bet apskritai vakarų kariškių tam tikrą mąstymo inerciją netrukdo mums ruoštis tokiam karui, kokiais jis realiai yra. Bet iš tiesų prie Vaivos, tai kalbant apie tą žmogiškąją aplinką, kare, ne kartą ir rytoj, kiek aš žinau, vėl važiuojate į eilinę misiją. Tai kaip atrodo, ko labiausiai reikia? Tiesiog kariams, ir paprasčiausiai civiliams ant taip vadinamosios žemės. Ir ar Lietuvos sveikatos apsaugos sistema pagaliau mokosi iš to, ką jūs parsivežat iš Ukrainos ir apskritai iš Ukrainos medikų patirties? Labą dieną visi. Ir jeigu pradėt nuo karių, tai labai tokį gerą pasakymą ar mintį girdėjau iš pačių ukrainiečių ir labai tam pritariu, kad
Joks karys neįs kariauti už savo šalį, jeigu jis nežinos, kad yra medicinė parama ir kažkas gelbės jo gyvybę ir bus kas išgelbės ir jo sveikatą tausos. Tai medicininis frontas jisai vienas svarbiausių yra šitame kare ir galbūt jisai gal yra netiek smarkiai matomas ir apie jį galbūt mažiau yra kalbama, mes matom kokias tai foto apie sužeidimus, kažkas kažką evakuoja, tačiau koks didelis jis yra ir koks jis yra svarbus, turbūt ne kiekvienas supranta. Mes medikai tą suprantam puikiai ir man pačiai šitas supratimas atėjo tuo metu, kai aš tarnavau Afganistane, kai mes medikai buvom ypatingai saugomi vadinamoje bazėje, todėl kad visi kariai puikiai suprato, kad yra vienintelė galimybė išsigelbėti ir išgyventi, jeigu tave sužeisti, yra medikai. Tai mūsų apsauga buvo ypatinga ir mūsų saugojo būtent kroatai, kurie turėjo kovinę patirtį. Ukrainoje medicinis frontas, jisai dėja irgi nėra vien tik tai iš karo medicinos tarnybos ir didelę dalį, net 70% evakuacijų atlieka visuomeninės organizacijos. Tai įvairiausi fondai, įvairiausių šalių, kurie veikia Ukrainoje nuo pat karo pradžios ir mūsų Blue Yellow fondas bendradarbiauja su TACMED organizacija ir ten evakuacijas atlieka mūsų gydytojas Martynas ir šiuo metu yra ir daugiau medikų tenai. Ir kiekvieną kartą vykdamos medikų komandos taip pat ten ne tik padeda ir semėsi patirties, bet tuo pačiu ir dirba ir stabilizacijos punkte, pirmos operacijos ligoninėje ir evakuacijose. Civiliams žmonėms iš tikrųjų, ko reikia, jiems reikia galų gale kokios tai ramybės ir užtikrintumo. Ta ramybė irgi gali savotiškai suteikti medikai. Labai toksai liūdnas faktas yra tai, kad mes nuo 23 metų dirbome deokupuotose teritorijose palei Charkivą, tai Dargačių rajonas, ir tokios gyvenvietės kaip Kazačio Lopan, Hoptivka, Cupivka, Dubivka, Prahadai. Mes ten važiuodavome kiekvieną kartą su medikų komandos, šeimos gydytojais, su odontologais ir mes negalime ten dabar vykti, jos nėra okupuotos šitos teritorijos. Tačiau juose situacija yra tokia, kad ten negalima tiesiog įkelti kojas. Kai kurių kaimų yra tiesiog nelikę, arba likę griuvėsiai ir juose vis dar gyvena vienas kitas žmogus. Toj pačioj Kazačio Lopan yra virš 200 žmonių ir ten vis dar kartais vyksta vienas ukrainiečių gydytojas, tačiau mes ten įvažiuoti jau negalim dėl nuolatinių apšaudimų. Atakuojama tiek šachedais, tiek kabais, FPV nuolat kabo ir tiesiog tai yra neįmanoma teikti daugiau tenai. Ir tai yra didžiulės teritorijos. Gana arti Charkivo, mes tiesiog nebegalim ten veikti. Mes esame veikę ir Chersone ir vis dar ten planuojam vykti, netoli Iziumo taip pat. Ir ta situacija, jinai, tų žmonių, kurie gyvena po frontėje, jinai yra tikrai liūdna. Pagalbos didesnės jie negali gauti dėl įvairiausių aplinkybių, dėl kovinės situacijos, dėl transporto, dėl finansinių galimybių, tai yra visas spektras aplinkybių. Kaip ruošiasi mūsų sistema, dėja, bet mes esam praradę labai daug laiko. Ir laimiai, kaip Jonas sakė, ne viskas yra blogai, ne viskas yra gerai, tai čia toksai geras žingsnis į priekį, kad šiemet, būtent kovo mėnesį, sistema galų gale pradėjo ruoštis. Aš be abejo negaliu kalbėti už SAMą, bet aš kalbu už save, už organizaciją. Mes buvome paprašyti organizuoti medikų misijas į Ukrainą, stažuotės konkrečiai, todėl kad tik tai mūsų organizacija turi patirtį jau ne vienerius metus vykdama į medicinės misijas Ukrainoje ir būtent mes žinome vieninteliai praktiškai iš Lietuvos ir ne tik, kaip veikia sistema, kokiuose taškuose reikėtų semtis patirties, kaip surasti kontaktus, kur mūsų medikam būtų geriausia semtis patirties. Ir rytoj išvyksta jau 4. medikų grupė, būtent SAMO surinkta medikų grupė. Ir galiu tik tai, iš tikrųjų labai ir didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad iki šiol mums sekasi tikrai labai gerai. Rezultatas ir efektas, kuris gaunamas, jisai pranoko lūkesčius. Iš tikrųjų pranoko lūkesčius. Ir vyksta į šitas stažuotės gydytojai ir slaugytojai. Jie yra labai motyvuoti, labai norinti sužinoti, kokia ta situacija yra iš tikrųjų. Ir visi jie iki vieno sako, kad jie negalėjo įsivaizduoti to, kas vyksta. Jie
tai, ką jie pamatė ligoninėse, ką pamatė stabilizacijos punkte, evakuacijose, jie negalėjo nei įsivaizduoti, nei numatyti, nei numanyti. Ir netgi tie gydytojai, kurie turi daugiametę patirtį, konkrečiai traumatologijos profesorius, 40 metų patirties, jisai nuoširdžiai prisipažino, sako, aš negalėjau įsivaizduoti ir aš vadinasi nieko nežinau ir aš nieko nesupratau. Tai dabar vos praėjus keliom savaitėm jisai vėl skambina, aš važiuosiu vėl, nes to negana, kad aš buvau vieną kartą, porą savaičių padirbėjau su sužeistaisiais, to negana, man reikia daugiau, jisai surinko vėl komandą ir mes vėl važiuojam. Tai rodo iš tikrųjų, kad mūsų medikai nori ruoštis, jiems reikia tų galimybių ir jų atsiranda vis daugiau norinčių. Jie išvažiuoja su SAM stažuotę, tada skambinasi, sako, dabar aš noriu vykti kaip savanoris, man reikia daugiau patirties, daugiau žinių. Dėl sužeidimų, iš tikrųjų labai daug tokių visokiausių įdomių faktų, galbūt ir eigoje, galbūt galėsiu paminėti, bet būtent noriu grįžti prie tų sužeidimų, ką ir Jonas sakė, kad 90% yra dronų padaryti sužeidimai. Tai labai puikiai iliustruoja mūsų vienos iš stažuočių metu sutiktas chirurgas ir buvo toksai klausimas, sako, o kaip jūs elgiatės šautinių žaizdų sužalojimo metu? Ir jisai taip, natūraliai taip galva pagrapšė, sako, aš tokią esu matęs vieną. Tai iš tikrųjų labai puikiai iliustruoja, kokio pobūdžio yra sužalojimai. Kaip jie atrodo, tai yra vėl kitas dalykas ir tie patys traumatologai ir chirurgai, jie nieko panašaus gyvenime nėra matę. Tai nėra šiaip politrauma, tai nėra trauma įgyta avarijos metu ar ko. Tai toli gražu, jų gydymo metodika ir priemonės labai smarkiai skiriasi nuo to, ką mes čia naudojame. Ir gydytojai aiškiai vardina, kad mes tų priemonių neturim čia. Arba turim jų tiek mažai, todėl kad mes tiesiog neturim tų sužalojimų. Skeveldriniai yra menkesnis dalykas, jų skeveldriniai yra labai daug, tiesiog tai yra... Prietaisas iš viršaus, iš čia tiesiog, galūnės viską tiesiog. Taip, taip. Paprastai tai būna, jeigu taip liaudiškai, labai išdraskyti kūno plotai, kaip taisyklė to paseko yra amputacijos. Aš jeigu kaip pavyzdį pasakysiu, Dnipro Mečnikovo ligoninė, didžiulis traumatologijos skyrius apie 70 lovų, visi pacientai esantis tame skyriuje turi 1, 2, 3 arba 4 galūnių amputacijas. Neretas atvejis yra visos 4 galūnės amputuotas. Tai yra dronų atakų pasekmes. Ir tai tikrai yra sunku įsivaizduoti, bet yra būtent taip ir sakau, gydytojai, kai eina į skyrių ir pamato šitą vaizdą, tai yra ir juos sukrečiantis vaizdas. Tuo labiau gydymo metodika, kuri taikoma, mes visiškai jos nepažįstam. Tai aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad galų gale tiek SAMAS, tiek mūsų organizacija arba, sakykime, NVO ir valstybinė įstaiga rado galimybę bendradarbiauti ir greitai, efektyviai ir labai rezultatyviai pradėti ruošti medikus tam, kas galbūt mūsų laukia. Ačiū labai, Vaiva. Iš tiesų, aš čia pridėčiau nuo savęs, kad ne viskas šitoje vyriausybėje pasirodo yra blogai. Nepaisant to, kad mes turime kriminalą užvaldomą Lietuvą, tai aš nežinau, kas trukdė ankstesnės kadencijos vyriausybėje turėti tokį konstruktyvų ir labai geranorišką SAMO požiūrį, bet kiek aš prisimenu, tada labiau trukdydavo negu padėdavo. Tai dabar yra atvirkščiai, dabar tikrai ta pagalba pasidarė yra pakankamai ryški ir to mes galim tik tai pasidžiaugti. Dabar norėčiau užduoti klausimus profesoriui Gintautui Mažeikiui nuo tokio lygio ant žemės, pereikim prie labiau globalinio. Tai mes patys suprantam, kad formaliai konfliktas vyksta arba karas tarp Rusijos ir Ukrainos. Aišku, čia jau galima būtų pradėti daryti išlygas, nes kada Baltarusija leido savo teritoriją naudoti akivaizdžiai, irgi konflikto šalis, Šiaurės Korėja, kuris siunčia savo karius, taipogi gali būti laikoma konflikto šalimi. Bet aišku, yra daug veikėjų už viso to. Tai viena vertus Ukraina remia plati vakarų koaliciją, kita vertus Rusija turbūt šiandien tikrai neatakuotų 700 ar 1000 netgi per naktį šachedų, jeigu neturėtų tokių valstybių paramos kaip Kinija, Iranas tas pats.
Tai norėtųsi paklausti, kaip jums atrodo, ar atsiliepia kaip nors smūgiai Iranui, būtent invazijos į Ukrainą dinamikai? Na ir kad taip nebūtų tik tai vieno klausimo, tai kitas, apie ką mes ir kalbėjom, pastaruoju metu Donaldas Trumpas atrodo vėl blaškus jau šį kartą į kitą pusę ir tarsi reiškia savo didėjantį nusivylimą Putinu. Ir tam tikri ženklai ir administracijoje matyti, Elono Musko kaip ir nebėra. Ar galime turėti vilties, kad politikos šią kryptimį vėžės perimtų senasis gerasis respublikonų elitas? Prašom. Ačiū. Pirmiausia, dėl Irano netiesiogiai atsakysiu, kas ir Lietuvai yra svarbu ir Ukrainai čia yra pamoka. Ir prisiminkime dar 2013 metus, kada Janukovičius atsisakė Vilniuje pasirašyti asociacijos su Europos Sąjunga sutartys, spaudžiamas Putino. Ir būtent dėl šito parašo nebuvimo prasidėjo pradžioje taikus Maidanas, kurį taip pat tuometinė Ukrainos dar Janukovičiaus policija išvaikė, o po to įsijungė ir Berkutas ir prasidėjo ir tęsiasi visas tas augantis sniego gniūžtė konfliktų iki šios dienos ir dabar bandoma visą tai sustabdyti, ne pirmą kartą bandoma sustabdyti. Rusija kišosi nuo pat pirmųjų akimirkų, kada dar Janukovičius buvo priešnekintas Vilniuje, pradžioj turėjo idėją pasirašyti, bet kodėl šitas parašas ar parašo nebuvimas yra labai svarbus? Todėl, kad šiuo metu saugumas yra matuojamas aktyviomis koalicijomis. Tai yra šalis ar dalyvauja kažkokioje tarptautinėje koalicijoje aktyviai, ar yra įsijungusi ne tik tai technologinius, bet ir į politinius alijansus, kurie taip pat numano diplomatinį bendradarbiavimą, tarptautinį diplomatinį bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą, ar nedalyvauja. Šalis, kurios nedalyvauja, nėra aktyviai įsijungusios į plačius ir stiprius tinklus, paprastai pirmos pralaimi arba pakliūna į labai keblias situacijas. Ir čia reikėtų prisiminti tuos kai kurios Lietuvos politikus ir ultradešiniuosius ir ultrakairiuosius, kurie gali abejoti ES ar NATO nauda, ar ir reikšme ir sakyti, kad mes galėtumėme būti nepriklausomos šalis. Arba visiškai tokios jokiai sąjungai, arba prisiminti Kremliaus nuolatinį kvietimą Baltijos šalims, taip pat ir Suomijai, kad jeigu jūs būtumėte neutralios, tai būtumėte saugios. Žinoma, kad tai yra absoliutus melas ir istorija kaip tik rodo priešingus dalykus, kad paribio valstybės ties civilizacijų lūžių, kaip Huntingtonas sako, nuolatos pakliūna į karinę situaciją, jeigu nepriklauso stipriems, taip pat ir kariniams alijansams. Šveicarijos pavyzdys čia yra netinkamas, todėl kad ši šalis nėra paribio valstybė ir nėra nuolatos civilizacijų lūžių taške. Todėl tai, kaip Lietuva plėtoja šiuo metu aktyviai arba pasyviai savo diplomatinius veiksmus ir tarptautinius ryšius, yra nepaprastai svarbu prieš tai, kaip mes kalbėsime apie galimą prasidėsiantį ir neprasidėsiantį karą ar Rusijos invaziją. Taigi, Ukrainos sąlygos karo pradžios ir Baltijos šalių, jeigu tai atsitiktų, iš esmės skiriasi. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kiek efektyvi yra šita diplomatija ir įvairiausios misijos, įskaitant ir karinės technologinės misijas, kaip jos daromos. Ir čia mes Baltijos šalyse, Lietuvoje pasigėsime efektyvumo. Ir kaip nuorodą priminsiu istoriją Astravo atominės elektrinės, kaip liudijimą ir pavyzdį Lietuvos diplomatijos nesėkmingų veiksmų ir nesupratimo, kaip galima būtų išspręsti šitą problemą. Tai tik šitas pralaimėjimas buvo ženklas Rusijai, kad Lietuva iš principo yra negebanti dalyvauti regioniniuose politiniuose žaidimuose arba parodyti savo valią,
o tik tai gali skubėti į Briuselį ar kur nors į Vašingtoną ir prašyti pagalbos. Lygiai tas pats galėtų būti adresuojama ir Lenkijai tuometiniai, kuri taip pat nesugebėjo spręsti šitos problemos. Tokiu būdu mes suformavome, leidome susiformuoti iš esmės Kremliaus anklavui, mūsų pašonėje, per keliasdešimt kilometrų nuo Vilniaus, kur realiai de facto jau yra Maskvos valdžia ir Rusijos FSB yra užvaldžia praktiškai visas struktūras ir kur kali tūkstančiai Baltarusijos politinių kalinių ir mes neturime efektyvių priemonių, instrumentų ir netgi aiškios strategijos, lankščios, sakyčiau, strategijos, kaip galėtume mes spręsti šitą problemą. Galime tik tai nuolat pasiskųsti, kokie blogi yra mūsų kaimynai, kokie jie niekšai ir kokie totalitariniai, bet šitas skundimasis neturi jokio politinio efektyvumo, tai yra tuščias laiko gaišinimas ir oro drebinimas. Tai šituo požiūriu žinoma, kad trūksta mums, sakykime, aiškių strateginių iniciatyvų, kurių dėka mes galėtume skatinti derybas strateginių, pavyzdžiui, iniciatyvų dėl Baltarusijos klausimo sprendimo, kada galima būtų pateikti kaip paketą ES arba Jungtinėms valstijoms, kaip mes tai įsivaizduojame, kaip galėtume mes spręsti šitas problemas, taip pat svarstyti tai kartu su Lenkija. Galbūt tokių pat iniciatyvų reikėtų mąstyti ir dėl Rusijos, bet čia jau ne vien tik tai Lietuvos, todėl kad šita Putino valdžia, suprantama, netgi jeigu pavyktų sustabdyti karą ir pasiekti paliaubas Ukrainoje, tai nereiškia, kad toj patys neatsinaujintų bet kurioje kitoje vietoje ar dėl to sumažėtų grėsmės. Veikiausiai tos grėsmės tik išaugtų. Todėl šitie strateginiai paketai, derybiniai paketai, tas šitas diplomatinis aktyvumas šalia karo technologijų be plėtros yra nepaprastai svarbus. Problema yra ta, čia antras klausimas, kad šiandien mes susidurėme su tuo, kad Jungtinių valstijų vaidmuo atėjus Donaldui Trumpui iš esmės pasaulyje keičiasi. Tai, kad jisai blaškosi ir šiandien jau labiau palaiko Ukrainą nei vakar, bet tai nereiškia, kad poryt jis vėl nepakeis savo nuomonės ir todėl pasitikėti šiuolaikinę dabartinę Jungtinių valstijų administraciją netenka. Kitaip tariant, visada reikia turėti omenyje, kad štai šitas veiksnys gali nesuveikti. O tai reiškia, kad NATO galėtų ir turėtų būti stiprinamas ir be Jungtinių valstijų, įsivaizduojamas, koks tas NATO bendradarbiavimas galėtų būti. Ir dar yra svarbus veiksnys, kuris ypač ryškus Europoje, tai yra aptarti ir nuolat diskutuoti, kokias vertybės mes giname šituo atveju. Čia aš manau, prie šito klausimo dar galėsime grįžti, todėl kad nepasitikėjimas atsiranda vertybių plotmėje ir, pavyzdžiui, yra ne tik nepasitikėjimas, kad Jungtinės valstijos neatskubės į pagalbą, neaiškus būtų ir Turkijos elgesys karo atveju, taip pat nelabai suprantama, kaip elgtųsi Vengrija ir Slovakija. Taip pat nėra ir kai kurių abejonių būtų ir dėl kitų šalių, todėl situacija nėra tai tiek gera, bet aktyvumas tai reiškia tai, kad yra formuojami kažkokie tai vidiniai ES alijansai, grupės, regioninės grupės, kurios rodo savo iniciatyvą ir mes vėl grįžtame prie diplomatijos. Bet yra dar toks paskutinis dalykas, kurį paminėsiu, be to, kad yra karas, kietasis karas, kuris šiai dienai Ukrainoje yra pats svarbiausias. Egzistuoja dar toks dalykas kaip informacinis karas, vidinis ir išorinis. Rusija vykdo ir vidinį, ir išorinį karą. Ir šituo karo būdu jau atakuoja Lietuvą iš esmės. Šitas minėtas jau daug aptartas Rusijoje išleistas Lietuvos istorijos vadovėlis yra vienas iš tokio informacinio karo požymių ir investicijų. Ir nebejotinai, kad šitos investicijos Rusijoje tik tai stiprės. Jie labai džiaugiasi šito vadovėliu išleistų, propaguoja ypač į Kaliningrado srityje. Ir, tai irgi reikia atminti, kad mes užimame nuolatos arba dažniausiai tik tai besiginančių poziciją. Ir aš čia prieš porą dienų kaip tik su opoziciniais Rusijos ir Baltarusijos medijų atstovais diskutavome apie tai,
kaip galima būtų parodyti atakuojančią funkciją prieš Kremliaus režimą, kaip ją galima būtų sustiprinti ir šitie kanalai neįsivaizduoja, kad tai galėtų padaryti tiesiogiai, nebendradarbiaujant, nesaveikaujant su Baltijos šalių medijomis ir, pavyzdžiui, kultūros ministerija arba kitomis institucijomis. Ir jeigu Gražu, kai supranta, kaip vyksta karas ir mokosi, ir nors tai atrodo siaubinga, bet aš tai labai labai sveikinu šitą mokymas ir šią praktiką, tai iš kultūros, pavyzdžiui, ministerijos šito dalyko, kaip tai galėtų vykti, aš kol kas nematau. Ačiū. Ačiū Jums labai, profesoriu. Iš tiesų galėčiau paantrinti, aš kaip prisimenu prezidento rinkimų kampaniją, tai ten atrodė būtų buvęs negeras tonas pasakyti, kad Dostojevskio nereikia arba ten dar ko nors, bet visą tai iš tiesų plačiaja prasme susijęs su to, ką Jūs minėjote, to išorinių karų arba tokia ideologinė ekspansija, siekiant susilpninti šalis iš vidaus per visų pirma, tariamos labai pažangios Rusijos kultūros propagavimą. Ir tas iš tiesų vyksta, mes pasižiūrėkime, kai aš prisimenu koncertai pas mus kaip niekur nieko, rusiškų grupių yra. Reiškia, mes kartais taip tarsi nesipatoginam. Aš aišku nenoriu taip primityvių buitinių lygių kelti to rusų kalbos vartojimo klausimo, bet kartais nelabai mums patogu, kad iš tiesų viešajame gyvenime ten, kur jinai neturėtų būti, galbūt jinai vis dėlto pradeda dominuoti. Ir daugelis kitų dalykų. Aš tik pridėčiau, kad Europos parlamentas šių metų sausį yra priėmęs rezoliuciją būtent dėl Rusijos istorijos falsifikacijos, naudojimo agresijoje prieš Ukrainą, bet iš tiesų tai žymiai plačiau, tai yra apie pačią rašizmo ideologiją, kur tokios istorijos falsifikacijos yra būtent pateisinti, kad yra tam tikras rusiškas pasaulis, kurį Rusija turi išskirtinės teisės, mes beje jam taip pat priklausom, ir kad kai kurios tautos čia neturėtų egzistuoti apskritai arba jų nėra kaip ukrainiečių, ir tai yra tos agresijos arba karo šaknis. Bet kągi, aš gal tada praleisiu antrą raundą klausimų ir mikrofoną atiduosiu Jums. Nes mes dar su Jonu turim tą nepabaigtą klausimą, tai šiuolaikinės karo technologijos keičiasi. Tai ar mes pasiruošę tam, ar rodome rengimuose tam ženklus? Ir galų gale, kokia turėtų būti net ir pačios ES arba NATO gynybinė strategija, nekalbant apie Lietuvos. Nes aš tik tai prisimenu, kad man pačiam asmeniškai teko patirti iš pakankamai, tarkim, taip eilinių Ukrainos karių. Sakė, šitie NATO instruktoriai nesuvokia, kas čia pas mus darosi. Ir sako, jie šiaip jau, taip netgi neformaliai, tai sakydavo, kad jų instrukcijos iš esmės sugadino Ukrainos kontrpuolimą, kuris, pamenat, buvo nesėkmingas 2023 metų, nesimenu, ten daugiau gal pavasarį, vasarai. Ir iš tiesų, ir pats Zalužnas yra parašęs straipsnį, kad NATO ginkluotosios pajėgos, NATO šalių ginkluotosios pajėgos Ukrainoje pasirodytų, tarkim, prastai. Tai kaip pačiam atrodo? Nes čia yra turbūt tai, ką mes buvom šiek tiek. Kai aišku, esi įsigilinęs, viskas yra be galo, be krašto kompleksiška ir sudėtinga ir niuansų daug ir kaip su viskuo, ne viskas yra gerai, ne viskas yra blogai. Mes matom, pavyzdžiui, kai ypač kalbant apie dabartinį, kad kai kurie, sakykime, ginkluotė veikia gerai. Nėra, kad ten yra, tiesiog reikėjo laiko, kad tiesiog suvokti, kaip naudoti, kaip pritaikyti, kaip sakant, įterpti tą visą bendrą sistemą. Ir kaip būtų, labai svarbu reikia paminėti, kad vis tiek NATO, jeigu kalbate plačią vakarų technologijas, yra kai kuriam prasme gerokai kietesnės negu, pavyzdžiui, Rusijos arba Kinijos ar kas. Tuo pačiu, didžiulė problema yra, ir aš esu pasakęs ne vieną kartą, ne 10, ne 20, tiesiog mes privalom būti Ukrainoje. Ir kodėl?
Todėl, kad tas karas tikrai yra išskirtinis, unikalus, kiekvienas karas unikalus, bet šiuo atveju tai yra vis tiek yra pilno masto karas tarp, sakykime, pakankamai lygių žaidėjų, kontrahentų, su labai rimtais, sakykime, resursais, tiek kalbant apie Ukrainą, tiek apie Rusiją, tiek apie vakarų ten prisidėjimą, tiek apie Kiniją. Ir mūsų ten nebuvimas, ar dar net blogiau, kai buvo iš tikrųjų, kalbant apie kontrpuolimą, tai toliau, kas ten ir apie Bachmutą, kur aš labai skaudžiai asmeniškai, aš kalbėsiu apie Bachmutą, kur ten buvo, pažiūrėjau, 77 brigada, kur į Bachmutą turėjo eiti ir jie mokėsi būtent Anglijoje. Ir jie mokėsi pagal anglų išmoktas pamokas Afganistane. Kaip ten eiti į kaimus, kaip ten ieškoti tų sukilėlių, taip toliau. Aišku, ten apie oro pranašumą kalbos nebuvo, artilerijos panašu nebuvo kalbos. Ir ta brigada konkrečiai buvo mesta į Bachmutą ir pasimetė visiškai. Ten yra kitoks priešas, ten su kitokia ugnies galim. Ir brigada buvo vos neprimušta. Ir šimtai pabėgo. Čia yra vienas pavyzdys. Ir kalbant apie kontrpuolimą, kur ten, aišku, vėliau susiję ne tik su mokymas, bet irgi sen, aš duodam labai tą skaudų pavyzdį, kad ten vis tiek buvo labai didelė reikalai ten su minų laukais. Iš vakarų buvo pažadėta, sakykime, tam tikras kiekis būtent išminavimo įrangos. Ten tie vadinami minų mine rollers, kaip čia dabar būtų lietuviškai, bet tiesiog kaip? Jo, taip. Ir kitomis priemonėmis ir realiai ukrainiečiai iki kontrpuolimo pradžios gavo apie 15% pažadėtos įrangos. Įsivaizduojam, vis tiek ėjo. Pirmas volis ten sprogo, nebuvo arba dar vienas viskas, ir tada jau Rusija galėjo tiesiog ramiai taip jau sloti. Aš ten tokius video turiu ten Rusų karių tiesiog, kur džiaugiasi, kad sprogsta ten ukrainiečių, ten technika, taip toliau. Bet čia ir atsirado didžiulį problemą apie kontrpuolimą. Čia buvo vis tiek ne taktinis sprendimas, o politinis sprendimas. Paskui buvo daromas spaudimas iš vakarų Ukrainai, Zelenskiui konkrečiai, tiesiog prezidentui, kad jūs turit kažką dabar daryti. Ir jie gerai, jūs padedat, mes padarysim. Ir tas puolimas, kai vėl prasidėjo, buvo pakankamai chaotiškas. Jeigu konkrečiai vėlgi, buvo kai kur, pažiūrėjau, 47 brigada, tiesiog į puolimą tiesiog užstrigo ir metė, pažiūrėjau, trečią specpulką iš jų, tiesiog į rezervą. Visiškai žmonės su visiškai kitomis uždėmėt nebuvo kitų. Ir mes tą visą matėm, tiesiog man tai buvo taip skaudu ir pikta žiūrėti. Čia buvo sakykime, ir visokių taktinių, ir įrangos klausimų, ir politinių elementų, ir viskas. Tiesiog pravalas visiškas. Aš nemoku net paaiškinti, iki kokio lygio ten buvo toks, visiškas jau pravalas. Ir mes, kaip mes iš vidaus šiek tiek, mes tą matėm ir supratom, kad čia nebus taip jau, bet mes matėm, kad nesikalba vakarai su Ukraina. Ar mano, kad susikalba, bet nesikalba. Kad spaudimai ir, daroma iš, Vašingtono, iš Briuselio ir dar kitur, tiesiog kažką reikia daryti. Tas sprendimas eina į apačią, į karinį lygį ir kariškiai, taip jau generolai sako, reikia, nada. Tai va, ir mūsų vis ten nėra. Aš kartais noriu tą faktą minėti, Blue Yellow turi instruktorių misiją Ukrainoje, kur visi ten kariavę, pagrindiniai užsieniečiai, ne tik tiesiog, kur mokinam ukrainiečius, ten sakant, tam tikrus, ten, pavyzdžiui, apkasų karybą, ten dronų karybą, taip toliau. Nes reikia, mes tiesiog matom, kad yra poreikis. Apie mūsų mokymus vakarų, ten nėra, kad viskas yra blogai. Bet gerai, aš jums vieną, aš pradedu šnekėti čia. Pavyzdžiui, vokiečiai duoda Marder, tai sakykime, kovinės mašinas, labai gerą, paskutinę versiją, veža į Ukrainą, į brigadas. Fantastika, tik tai viena problema, nėra vairuotojų, nes nebuvo kursų. Tiesiog ir tas skambina, pavyzdžiui, brigada man, Jonai, ar galite daryti Marderių variutų ar kursus? Tai aš negaliu tiesiog, nes jie truputį ne mano kompetencijoje. Derinam toliau tą klausimą. Mes, kad suvoktume tą visą jovalą, tiesiog, kur gal ir neblogi žmonės, gal ir neblogi ketinimai, bet nesigauna. Ir tai yra dėja ir ukrainiečių, ir mūsų, ir tiesiog, sakykime, atsakomybė. Mes turim daryti geriau.
Ačiū labai, Jonai. Tai dabar Vaivos paklausčiau, pirmą mačiau, čia būtinai reikia paskelbti, ką užsirašė ir apie tai, ką mes prieš tai kalbėjome, bet vienas toks paprastas klausimas, tiesiog vėlgi pati daugiau, tikrai tų misijų esu buvusi, dėl Ukrainos visuomenės dvasios, nes kartais pas mus čia visaip, ypač oponentai arba vairūs prokremliniai veikėjai sako, Ukraina jau pavargo, jie patys nori, kaip čia pasakius, pailsėti ir gal baigim čia tą karą Rusijos sąlygomis ir tada viskas bus gerai, nes taip neva ir Ukrainos žmonių labai. Tai kaip tai atrodo Ukrainos visuomenės dvasia dabar? Ir specifiškai aš esu iš moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto, tai koks yra moterų vaidmuo šitame ginkluotame konflikte? Galima kažką tokio specifiškai pastebėti ar ne? Tiek pačiame fronte, tiek už jo. Tai jeigu gal pradėsiu nuo paskui, nuo moterų, tai jų vaidmuo iš tikrųjų yra didžiulis. Ir tas silpnoji, kažkaip tai stereotipiškai vadinama lytis, atlieka daugybę vaidmenų. Imant man be abejo, kur artimiausia, tai yra medicinos sritis, kur daugybė medicinos seserų yra būtent moteris. Ir būtent moterų daugiausia atėjo kaip papildomo personalo į gydymo įstaigas, kaip socialiniam darbuotojam, kaip padėjėjom. Ir aš labai puikiai atsimenu ligoninės vyriausiojo gydytojo komentarą, kad prasidėjus karui, tai būtent moteris išlaikė tokią tą tvirtesnę poziciją ir būtent jų daugiausia liko ligoninėse. Tai toksai faktas. Ir jos apsima daugybę vaidmenų, jos tampa seniūnėmis, jos tampa globėjomis ir svetimų žmonių visiškai priima jos globoti, jos tampa geromis, kaip sakyti, globėjimas ir vaikams, kurie palikti arba kurie ten neturi tėvų, kurie sergantis, jų reikia mokyklose, jų reikia įvairiausiose institucijose, jos taip pat ir fronte puikiai realizuoja save nuo dronų operatorių, medikų, savanorių, kurie gamina maistą ir daugybę vaidmenų. Aš nemačiau teisybę pasakius tokių pasakius, kad aš silpna ir aš čia nieko negaliu padaryti, tai didžioji dauguma jų tikrai imasi daug daugiau, negu kad veikia iki karo ir apsima skirtingų daugybę vaidmenų, labai dažnai kokią savanorystės vaidmenyje jūs yra. Apie pačią visuomenę, tai skirtumas gal yra tame, kad pirmais karo metais arba 22 metais, dar ir 23 metų galbūt pusėje buvo labai dažnai girdėti iš visuomenės toks pasakymas, iki pergalės, greitai pergalė, tai 23 metų, netgi pasakysiu tiksliai lapkritį, mes nuvykę į misiją, mes nie karto šito nebegirdėjom ir visuomenė buvo visai kitokios nuotaikos ir supratosi, kad čia bus labai ilgam. Ir dabar retai, kada išgirsi tokį, kad va čia tuoj bus pergalė, aš neatsimenu, kada tą esu girdėjus iš tikrųjų. Nuovargis be abejo, kad yra ir jisai atsiliepia ir sveikatai vienareikšmiškai, mes todėl ir esam ten, kad padėti susitvarkyti su sveikatos problemom ir kaip ir sakiau, ko žmonėms labiausiai reikia, tai ramybės, kurią mes galim suteikti ir medikamentinę pagalbą ir psichologinę pagalbą. Tai džiaugiamės, jei galim tai padaryti ir tikrai efektą matome, nors, aišku, mūsų mastai nėra tokie dideli, kad tai būtų, sakykime, mes visai Ukrainai padedam, bet mes padedam tiem, kuriem labiausiai reikia ir džiaugiamės, kad ten ir pataikom. Pačios nuotaikos, tai aš negirdėjau tokių, kad viskas, jau čia reikia pasiduoti ar sutikti su teritorijų atidavimu, ar kad mes čia jau nieko nebegalim padaryti, aš tokių dalykų nesu girdėjus iš tikrųjų. Galbūt mes dirbam su tai žmonėm, kurie nusiteikia savo šalį ginti iki paskutinio ir netgi esu daug kartų girdėjęs tokį pasakymą iš mūsų pacientų, kad tegul jie ten derėsi, ką tik tai nori, tegul jie ten tarėsi, ką tik tai nori, mes net nenorim to girdėti, mes ginam savo šalį ir ginsim ją tiek, kiek reikės.
O dabar aš labai norėčiau iš tikrųjų atliepti dar paįvairinti profesoriaus komentarą apie kultūrą ir rusų kalbą. Aš nežinau, ar jūs galite įsivaizduoti tokį dalyką, kad šiuo metu vienam Žemaitijos rajone šiandien vyksta, kaip sakėt, kultūriniai mainai ar veikiama per kultūrą. Man buvo sunku patikėti, ir tai yra vieša informacija, kultūriniai mainai vyksta su 2 šalim - Vengrija ir Serbija. Tos abi šalis yra atvykusios į labai ramų, tylų, labai gražų Žemaitijos rajoną. Kas labai keista, ne kokios kitos vakarų šalis, tai yra Vengrija ir Serbija. Nežinau, ar jūs tai stebina, man tai stebina labai. Kitas dalykas, kuris neįtikėtinas mano požiūriu ir kurio aš niekaip negaliu suprasti, dar ir šiandien daviau komentarą LRT apie tai, kad viena iš mūsų aukštųjų mokyklų Lietuvos valstybinė įstaigų Utenos kolegijoje yra siūlomos studijos slaugos, kineziterapijos, socialinių darbuotojų rusų kalba. Ir tai yra argumentuojama kaip studijos skirtos didžiąją dalimi ukrainiečiams. Nes neva jiems taip yra lengviau. Aš negaliu suprasti šito motyvo ir niekaip jo nepateisinu, man tai atrodo tiesiog amoralu, bet šiandienai mes turim tokį faktą. Aš nežinau, ar yra daugiau mokymo įstaigų, kurios būtent siūlo studijas rusų kalba, bet faktas yra toks, kad tai yra Utenos kolegija šiai dienai. Man, aišku, labai norėtųsi kalbėtis labai daug apie mediciną ir pasakoti įvairiausių dalykų, nes tai yra būtent mano sritis ir mes čia esam nuveikę labai labai daug. Ir turbūt net neįtikėtinų kartais dalykų, bet aš tikiuosi, gal bus kokia nors kita proga, kur apie tai papasakot plačiau ir netgi gal mūsų medikus kada pasikviesti. Ir gaila, kad visuomenė yra per mažai informuojama apie tai, kiek yra padaryta, bet gal tokį sakysiu kaip rezultatą, pasakysiu, kad tos komandos, kurios buvo išvykusios, buvo susirinkusios strateginiai sesijai su valstybinėm įstaigom, institucijom, su ministerijom, su krašto apsaugos ministerija ir SAMU. Mes turėjom labai puikią diskusiją, kurioje buvo išgryninti mūsų uždaviniai, pasiekti rezultatai ir kaip mes turime judėti toliau. Tai iš tikrųjų mes judam toliau ir galiu tik tai tuo džiaugtis ir matau, kad darysim dar labai daug. Ačiū labai, aš manau, kad tikrai dar turėsim tokių progų. Tęsiant šiek tiek tą temą, kuri čia buvo, bet gal labiau apibendrintai, norėčiau profesorius pasitirauti, jo lab, kad mes jau prieš tai apie tai šiek tiek kalbėjome. Tai kalbant apie tą Rusijos vidinį ir išorinį karą, tiek pas mus, tiek Ukrainoje, ar yra šansų, kad Ukraina po Zelenskio, neatsitiktinai ten matyt nuolat primenama, čia aišku toks absurdas, bet rusų propaganda visada taiko tą veidrodinį metodą, kuo patys, kaip sakoma, kvepia kabutėse, tuo kitus stengiasi patepti. Tai apie tą Zelenskio nelegitimumą, kaip jie visą laiką kalba ir tas rinkimų reikalavimas, tai matyt turi kažkokį tikslą, tai ar yra šansų, kad Ukraina po Zelenskio pasuktų tokiu, ką žinau, kartvėlišku keliu. Kitas dalykas, kiek čia pas mus yra tokių šansų, kad ar mes jau dabar nesukam kartvėliškų keliu, čia jau kalbant apie Lietuvą, ir galiausiai galbūt toks bendras ir jau tada tikrai perduosiu auditorijai. Tai, o kaip atrodo pačiam, koks Rusijos planas Ukrainai? Kariauti be galo, nes akivaizdu, kad visos Ukrainos užimti artimiausiai perspektyvai tai yra tiesiog neįmanoma. Dabar yra frontas kaip įmūrytas, vyksta ten šiokie tokie poslinkiai, bet kaip ten kažkas skaičiavo, kokie maksimum 200 metrų per dieną. Tai akivaizdugi turėtų kažkokią viziją turėti ir taip pat akivaizdu, kad tą langą, kurį čia mes galim kartais pasakyti ir išdavikiškai, bet buvo pravėręs Donaldas Trumpas, tai jie tikrai visai nelinkę to langų pasinaudoti. Ačiū už klausimą, bet pirmą aš norėčiau dėl Utenos kolegijos užsiminti. Įsivaizduokime tokį dalyką, kada XIX amžiuje Lietuva buvo okupuota ir mūsų bajorų daugiausia, bet buvo ir valstiečių vaikai važiavo
į Königsbergo aplinką, į Tilžę, mokytis lietuvių kalbos, rašyti lietuviškus raštus. O Königsbergo kokie nors valdininkėliai tenais galėjo pasakyti, ką mes čia vargstam su ta kvaila lietuvių kalba, juk visi jie moka rusų kalbos. Tai tegu atvažiuoja, juos mes mokysime rusiškai. Įsivaizduokite, tai būtų lygiai tas pats. Ir šiandien mes pasakytumėm, kad tai kažkoks košmaras. Štai šitą versiją, kurią ką tik tai pasiūliau, yra visiškas košmaras, kad ukrainiečiai ir baltarusiai mokomi rusų kalba. Tai tas pats, kas Königsberge 19 amžiuje mažoje Lietuvoje, lietuvis pasprukusius iš Rusijos imperijos, mokytų rusų kalbą. Na tai neįsivaizduojama. Kitas dalykas, kad ar tikrai Lietuvoje yra sugebama užtikrinti pakankamą baltarusiškos ir ukrainiečių kalbos dėstymą, lavinimą. Čia kita idėja, techninė, sakyčiau, galbūt ir nelabai paprasta ir kritiška, bet norėjau labai pasisakyti šitą temą. Dabar antras, dėl Sakartvelo štai šito modelio. Aš manau, kad čia ir mano teiginys jau daug, aš čia visus metus jau tą kalbu, kad pagrindinis dabar Rusijos modelis, kaip galėtų ir norėtų okupuoti kaimyninę šalis, yra Kartvelas. Jie mato, kad kartu su Ivanišvili ir visų šito oligarchų cechu, ir tai Kartvelo svajonė partija, atrado būdą, metodą, kaip per ekonominius politinius išteklius galima būtų pasiekti geresnių, spartesnių ir naudingesnių rezultatų nei košmariško karo pavidalu. Aš įsivaizduoju, taip čia mano čia vaizduoti, kad Putinas gailisi štai šito ukrainietiško karo ir norėtų, kad visą tai perkeltų vėl į kartvelišką variantą. Jis tą kartvelišką variantą pralaimėjo kartu su Janukovičiu, bet tada neatrado metodo, kaip galėtų užgniaužti pilietinį pasipriešinimą. Dabar Tbilisyje žiūrint, tai šitą metodą, kaip užgniaužti, daugmaž atrado. Tai pirmiausia, žinoma, kad didesni būriai turėtų būti baudžiamieji būriai ir kuriems aktyviau ir energingiau padėtų Maskva. Na ir matyti dar kažkokių tai technologijų yra, bet įsivaizduoju, kad jie turi tą advanced, patobulintą variantą, kurį norėtų perkelti kaimininėms šalims. Ir dėl Ukrainos scenarijos, tai aš įsivaizduoju taip, kad Kremlius jau ir pats mato, kad visos Ukrainos tikrai neužims, gali atsitikti tokia nelaimė Ukrainai, kad vienoje ir kitoje vietoje dėl kokių nors aplinkybių fronto linijų neišlaikys ir ten Rusai prasiverš keliasdešimt kilometrų į priekį, bet kokiu atveju tai esmingai strategiškai situacijos neturėtų pakeisti operatyvinių lygių, taip, tai yra įmanoma ir taktinių. Taigi, bet kokiu atveju tikslas yra ne tik tai įtvirtinti užimtas teritorijas priimtas per Rusijos konstituciją, bet ne tik tai išplėsti taip vadinamą pilkąją saugumo zoną, kuri turėtų būti tose kitose Ukrainos teritorijose, pavyzdžiui, kaip Dnipro teritorija ar Charkivos srityje, ar ten Sumose, ar net kur nors Odesoje, link Odesos, bet ir būtinai pasiekti štai šito Zelenskio ir jo komandos nušalinimo. Bet Zelenskio nušalinimas nėra vienintelis tikslas. Tikslas vis dėlto yra ne Zelenskis, o būtent Kartvelo metodo pritaikymas. Iš karto, ko gero, ir nelabai pavyktų dabar, bet būtų ieškoma būdų, kaip tai būtų įmanoma padaryti. Ir tas būdas yra būtent Trumpo atvertas, jau jūsų minėtas Trumpo atvertas langas, kur iš karto buvo įvesta taip vadinamoji ekonominė dimensija, kada vadinasi spalvoti metalai, nafta, biznis interesai. Ir iš karto pasirodė ir Rusijos atstovai, kurie norėtų įsijungti, tie oligarchai Kremliaus, kurie norėtų įsijungti į šitą projektą. Kirilas Dmitrijevas kaip tik atstovavo štai Rusijos pusėje visus šitos oligarchus.
ir rado su kuo susišnekėti ir Maskvoje ir kaip tai aptarti. Iš principo šitas modelis buvo pritaikytas ir ko gero Rusijos prokremliškas elitas ir tikėjosi, kad viskas judės šitą linkme. Ir man sunkiai suprantama, kodėl Putinas yra toks susispyręs iki beprotybės, kad jis nepereina būtent prie švelnesnio minėto Kartvelo metodo taikymo. Aš manau, kad šitas metodas ir šitas būdas gali būti taikomas ir Lietuvoje. Ir čia yra, žinoma, didelių nuogastavimų. Tik tai, kur aš nesutiksiu su mūsų diskusija, nes aš iš mūsų diskusijos matau tai, kad mes užimame nuolat gynybinę funkciją Maskvos atžvilgiu. Bet aš palaikau Kijeve tuos žmonės, kurie užima taip pat vadinamąją puolamąją funkciją, kurie sako, nepakeitus Maskvos režimo, nepakeitus Maskvos ir aplinkoje santvarkos, šita grėsmė, kad ryt po ryt pas mus viskas pasisuks į blogąją pusę, tęsis be perstojo. Tai reiškia, kad sprendimas nėra vien tik tai apsiginti, sprendimas yra pakeisti situaciją pačioje Rusijoje ir Lietuva to negali viena padaryti. Tai yra įmanoma padaryti tik, pavyzdžiui, per Europos Sąjungą, Jungtinės valstijas. Ir čia aš matau mūsų Lietuvos diplomatijos užduotį aktyviai dalyvauti, bandant atrasti būdus, kaip paskatinti kažkokius, tai jeigu norite, kartveliškus variantus pačioje Rusijoje, sugalvoti, kokiu būdu tie vietiniai oligarchai, čia apie pilietinę visuomenę net kalbos nėra, galėtų perimti kokią tai iniciatyvą, kad bent kiek šitas režimas įgautų protingumo, įgautų kažkokio tai racionalumo, su kuriuo įmanoma būtų susidėrėti kokia tai linkme. Nes pasikartosiu, aš nors ir galvoju, kad Kartvelas kaip pavyzdys jiems yra numeris 1 šiandien, vis dėlto asmeninė Putino beprotybė neleidžia net šito metodo tinkamai įgyvendinti ar tinkamai siekti, nes jis dar ir kupinas kažkokio nevaldomo keršto ir istorinės psichozės. Tai yra jis yra ne tik Rusija problema, yra asmeninė Putino problema. Ir čia ir jį pašalinama, suprantama, tik vienu būdu, kaip pašalinus Putiną iš valdžios. Ačiū. Ačiū Jums labai ir ačiū už optimizmą. Iš tiesų, mes ne vien tik tai apie gynybą turėtume kalbėti. Nepaisant to, kad po 23 metų atrodo ta perspektyva netokia jau artima, bet turime kalbėti tik tai apie vieną, jeigu norime išlikti. Nemėgstu aš to skambaus žodžio kaip civilizacija, bet iš esmės tai yra taip, kaip valstybių, tautų visuma, kurias vienyje bendros vertybės. Tai mes neturim kito varianto, kaip tik tai nugalėti. O nugalėti tai reiškia, kad Ukraina atkuria visą savo teritorijų vientisumą, Ukrainai mokamos reparacijos ir atsakingi už agresiją ir visus nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus taip pat patraukiami realion atsakomybėn. Tai čia be Rusijos režimo žlugimo matyt sunku įsivaizduoti tokią pergalę, tai ją ir turėtume turėti. Visiškai sutinku. Kaip galutinį tikslą, o kelias į tą galutinį tikslą kartais susideda iš labai, labai mažų žingsnių. Tai aš čia norėčiau priminti, jūs kiekvienas čia radote tokią, nežinau, skrajutę ar kaip ją pavadinti, tai be abejo remkime Ukrainą kaip galime, junkimės prie visų jums patinkančių pagalbos iniciatyvų. Čia tik viena iš jų, nes jūs žinote, kad aš karts nuo karto važiuoju į Ukrainą, be abejo ne taip dažnai kaip Jonas arba Vaiva, bet jeigu važiuoju į Ukrainą, tai aš sakyčiau nepadoru važiuoti be nieko. O tas be nieko, tai žinokit, ir europarlamentarui vienam nėra pavežama. Tai aš turiu minėję, aš ir be abejo ir pats aukoju, bet aš turiu minėję, tai yra natūralu, kad tie ryšiai išliko, aš esu teisininkas, ten irgi yra daug teisininkų, tiek Kijeve. Pavyzdžiui, vienas Ukrainos konstitucinio teismo teisėjas, jis iš vienos pusės labai džiaugiasi, kad konstitucinis teismas negali dirbti, nes ten yra tik minimalus teisėjų skaičius ir negali priimti sprendimo. Sako, bet aš užtat dažnai lankausi fronte.
Bet ten yra toks savanoriškas teritorinės gynybos padalinys, bet čia jau tokių turtingesnių žmonių, jiems iš principo dabar paramos gal ir nelabai reikia, bet mes jame esam nuvežę vieną pikapą, kaip mobilųjį tą antidroninės kovos padalinį, bet jau dabar mes matom, karo pobūdis keičiasi, jau turbūt vis mažiau ir mažiau panaudojamas, bet tai yra žmonės, teisėjai, prokurorai, advokatai ir taip pat ne tik iš Konstitucinio teismo, kol kas vienas ten daugiau buvusių, bet ir iš Aukščiausiojo teismo, iš ten įvairių regioninių teismų, iš advokatų įvairių susivienimų, kurie, laisvalaikį, kaip sakoma, užuot kartais praleidus su šeima, jie eina budėti naktimis ir yra nemažai tų dronų numušę, tiesiog kulkosvaidžiais. Tai yra vienas iš paramos mūsų taikinių, bet pagrindinis tai yra Charkovas. Čia gal ir abu pažįstat, Vaiva, tai žinau tikrai, kad pažįstat, toks Jurijus Barabašas, aš jį vadinu žmogum orkestru. Tai žmogus, kuris yra Jaroslavo išmintingojo nacionalinio teisės universiteto prorektorius, bet aš sakyčiau, kad tai yra tikrasis karinės ir humanitarinės pagalbos štabas, nes aš nežinau, ten pas jį kabinete dažniau mokslininkai lankosi ar kariai. Tai tarsi, nė dienos neišvyko iš Charkovo. Ir mes kartais dabar, tiksliau jie ten daugiau draugiškai pasijokė iš tų, kurie bėgo pirmosiamis dienomis ir net neinformavo, kad palieka darbo vietą. Tai yra žmogus, kuris tiesiog vaikščiojo į darbą tuščiomis Charkovo gatvėmis, kai ten skraidė gradai, ir dirbo savo darbą. Ir ta prasme turi didžiulį autoritetą, kadangi, natūralu, universitetas didelis, iš jo yra labai daug karių, kurie ir dabar kariauja įvairiuose padaliniuose, tiek ten Davinčio vilkų, tiek aš jau dabar užmiršau tas Sirko, kokiais ten pravardę turėjo, bet Lys galbūt, bet yra tikrai garsus ir kariai, ir vadai. Tai natūralu, kada važiuoju į universitetą ir akademiniais tikslais, bet nenuvežti jokios paramos. Tiesiog tai yra nepadaru. Tai dėl to aš labai prašyčiau, mūsų poreikiai tikrai nėra labai dideli, paprastai viena misija kainuoja nuo 15 iki 20 tūkstančių, bet tai yra pora pikapų ir dabar kaina yra išaugusi iki tokios, anksčiau užtekdavo mažiau, kadangi mes paprastai dabar stengiamės vežti FPV dronus, kurios mėly lietuviai gamina Briuselyje, yra tokia kompanija, gal kažkada irgi verta būtų su jais supažindinti, tai Wings for Europe, žmonės, kurie irgi užuot leidę laisvalaikį Briuselyje prie alaus bokalo, jie eina lituoti ir renka tos dronus. Tai tikrai mano nuoširdus prašymas prisidėti visokiojopai prie įvairios paramos. Tai dabar perduodu mikrofoną jums. Nežinau, kas čia, tik tai pristatykit ir kieno iš pašnekovo norėtumėt paklausti. Taip, Skirmantas Tumelis, nežinau kaip save pristatyti, Laisvės partijos narys turbūt bus paprasčiausia. Pačio karo pradžioj aš tikėjausi, kaip ir vakarų europiečiai tikriausiai, kad šaldytuvas laimės prieš televizorių, bet dėja šaldytuvas patyrė fiasko, aš taip bent jau kol kas galvoju. Taip pat šis karas yra ir diversijų karas, kinetinės diversijos, ta pati pautina nuostabi. O klausimas, ar mes negalime pabandyti padaryti ir tų informacinių diversijų, tik kur tos silpnos vietos. Oligarchus paminėjo profesorius, bet gal yra daugiau tų silpnų vietų, kur tiek Lietuvos galiomis silpnosiamis, tai yra švelniosiamis galiomis, tiek galbūt ES, galima kažkur tai padaryti informacinę diversiją, vadovėlį rusų istorijos išleisti, rusų kalbą, nežinau. Čia gal profesoriai pirmiausia. Aš esu pasiūlęs tokių keletą variantų ir žinote, kada mes galvojame savo puolamasias vizijas, tai nebūtinai jos yra teisingos ir galbūt ir tai, kurią vieną pasiūlymą pateiksiu, galbūt jis yra labai klaidingas ir jokių būdų jo nereikėtų taikyti, bet man taip atrodo. Žodžiu, Rusijos istorijos vadovėlis kritikuoja tokį Rusijos Lietuvos istorijos vadovėlis kritikuoja tokį dalyką viduje,
kaip vadinama, kabutėse, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Rusija. Jie turi šitą terminą, kuris ir yra LDK Rusija. Ir jie sako, kad tai yra LDK prasimanimas, jokios LDK Rusijos nebuvo. Atitinkamai, žinoma, nebuvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, pasak jų, negalėjo paveikti nei Smolensko gyventojų, nei dar anksčiau paveikti kažkokių Pskovo ir kitokių sričių gyventojų. Negalėjo Novgorodo paveikti ir jo labiau, žinoma, neigiama, kad buvo kažkokia tai atskira LDK Rusija, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Aš galvoju, o ko jie šito bijo? Kur čia yra jiems grėsmė, kad jeigu atsiranda LDK Rusija? Aš pasižiūrėjau, ką Baltarusijos nacionalistai rašo šią prasme. Ir vienas toks įdomus dalykas, jie ten pučiasi, aš visą laiką iš to šaipiausi, bet dabar pradėjau žiūrėti rimčiau. Jie pučiasi, kad tikroji Rusija buvo iš tikrųjų tik Ukrainoje ir dabartiniai Baltarusijoje, o Maskovija jokia ne Rusija. Ir apskritai yra kažkoks tai slavų, totorių ir mišinys, kurį jie save nori įvardinti Euraziją, pavadinkime Maskvos Eurazija. Tai tegu ir būna Maskvos Eurazija. O čia atsiranda, bet čia tik tai bendradarbiaujant su ukrainiečiais ir baltarusiais, grąžinkim Kijevo Rusijai, kažkokį tai tokį pavidalą, sakydami, kad bent jau demokratinė Rusija ir yra Ukrainos, dabar jau Baltarusijos nebetinka, Ukrainos išeivijos ir Lietuvos, galbūt ir Latvijos teritorijose. Ir mes čia vystome demokratinę Rusiją. O tai, ką jūs ten turite, iš viso čia yra ne Rusija, o velniai žino kas. Ir čia yra, žinoma, tokia būtų ataka prieš Kremlių, kad Kremlius labai stipriai užpyktų. Nepaprastai stipriai užpyktų. Reaguotų labai blogai. Bet čia prasme mes galėtumėm išleisti ir vadovėlius, ir išleisti knygas, ir netgi leisti vystytis rusų kalbai nepriklausomai nuo Maskvos ir priešingai Maskvai, netgi lingvistinių ar kalbinių ten leksikos požiūrių. Ir tai būtų grandiozinė ataka, iš tikrųjų grandiozinė ataka, į kurią Maskva būtinai reaguotų. Žinoma, jie reaguotų neigiamai, nepaprastai neigiamai. Bet ta jos reakcija, neigiama reakcija, priverstų išgirsti Rusijoje žmonės Rusija išgirstų. Jie, žinote, yra toks kalbėjimas ir girdėjimas, ne vienas ir tas pats. Jie kalba, ką reikia, o girdi kai kurie, ką nori. Todėl šitas pranešimas būtų skirtas ne tiek kalbėjimui viešam, ką jie ten kalbėtų, bet girdėjimui ir supratimui, kad pasaulis gali būti kitas ir kad gali būti suformuotas kitoks modelis. Ir šitą modelį galima būtų pasiūlyti ir per Europos Sąjungą. Štai viena iš diversijų, jeigu jūs norite vadinti tai diversiją. Aš tai pavadinčiau tokia agresyvę politiką Rusijos atžvilgių, kurią turėjo, mano manimu, vystyti, plėtoti dar Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ačiū. Ačiū labai. Jonas, matau. Aš noriu reaguoti. Rusija šiandien yra nacių Vokietija. Reikia nugalėti, primušti, užmušti tiesiog ir naikinti. Žmonės, technika, ten infrastruktūra, tai toliau, jie turi, su jais nėra, aš visiškai nesutinku, čia yra beprasmiška tiesiog, visiškai. Tiesiog reikia juos, tiesiog taip damušti iki tokios žemių lygio, po to ten galima su jais pašnekėti kažką, bet nebus, sakant, su Rusija nesusitarsi dėl nieko. Tu gali kalbėti kiek nori, su jais apie ką nori tiesiog. Nieko nebus. Kiekvienam Rusija, nesvarbu, ar tai būtų kažkoks ten geras, neblogas, Navalnas ar dar ką Navalnas, vis tiek Krimnaš, pavyzdžiui. Aš esu dabar iš juodos patirties šneku tiesiog. Tiesiog su jais dabar reikia karauti, reikia juos, sakant, naikinti, kiek ateina tiesiog. O tada pašnekėsim, ką turiu daryti tiesiog. Jokio gailišio, absoliučiai.
Aš suprantu, kad reikia ten laikyti, pavyzdžiui, sakykime, atskirai nuo rusų kalbos problemą, kuri dar vis rimtesnė Lietuvoje. Mes ruošiam kontrveiksmus. Dabar pilietinė visuomenė prieš tą dalyką bus nuo kažkur biški, aš nedansakysiu ką. Matau, kad reikia. Švedas, taip sako, nepamirškim. Tiesiog, nes matau, kad jau reikia. Jie jau, tai sakant, pradėti, veikti prieš, geruoju, gal ir panašiai, tai nebūtinai, kad taip jau. Čia yra bėda, čia yra maras, čia yra vėžys tiesiog šiuo metu ir kitaip, tai sakant, dėja, sorry. Pačias, truputį griežčiau sakiau, bet aš jau šitą kalbą, nors aš suprantu iš kur, bet tiesiog žuvęs rusas, Ukraina yra geras rusas. Labai paprastai. Ačiū Jonai, bet tiesą sakant, aš tiesiog išgirdau tokius du požiūris, bet man neatrodo pernelyg labai skirtingi. Čia yra klausimas, kada auklėjimo taikyti, ar mušimo metu, ar po jo. Čia kur dėti resursus. Nes iš tiesų aš ir pats atsimenu, turėjau patirties, dėstydavau tokiai Rusijos, aš dabar nebeprisiminsiu tiksliai pavadinimo, pilietinė mokyklai, kurie ten pilietinės visuomenės aktyvistai, savami suprantame, imigravę vakaruose. Ir advokatai, ir žmogaus teisų gynėjai. Tai aš tiesiog taikau tokią taktiką kalbėti su jais tiesiai. Tai jie kada išgirsdavo žodį rašizmas, jie jau mane beveik pradėdavo nacių vadinti, tai ir tada suprasdavai, kad blogai yra ta rusiška vadinamąją poziciją, nes mes neturim tokios ideologijos. Tai kaip, tai vadovėlis ideologija realizuojama ir per istorijos dėstymą. Tai dabar norėčiau, taip, prašau. Atsiprašau, čia prižiūri žmogus. Sveiki, Haraldas, Vilnietis. Aš norėčiau turbūt pradėti nuo profesoriaus filosofijos, kad jis galbūt porą žodžių patartų ir po to jau pereiti apie teisinį šio klausimų formulavimą. Iš principo, kaip žmogus susidūręs ir daug inicijavęs protestų prieš Rusijos kultūros veikėjų vizitus čia Lietuvoje, matau, kad mes visiškai nepasirengę, niekaip neperinam tos, neperaužim savo smegenėlių, kad mums reikia gintis, hold your ground, ginti mūsų erdvę. Mes natūralu visi iššokome į Europos Sąjungą, atvira erdvė, atviras darbas, atviras žmonių judėjimas. Tačiau akivaizdu, kad ypač per visus tos covidus pasimatė, kai buvo ribojimai atvykti ir reikalingas statusas, kultūrinė vertė ten turinčio kultūrininko, kad gautų leidimą Lietuvoje atvykti, tų vizitų buvo mažiau. Baigėsi covidas, grįžom vėl į taikos būseną. Akivaizdu, kad Rusija sugeneruoja žymiai daugiau kultūrinio produkto ir negu kad mūsų Lietuvos čia fondų tarybos ir kitų dalykų ir kartu gudų ir ukrainiečių kultūrininkai. Dabar pasižiūrėkime, kiek vyksta rusų, iš Rusijos atvykusių, rusų pasą turinčių, gal taip reikia formuluoti, veikėjų koncertų ir kiek atvyksta pas mus ukrainiečių, gudų, dracha-bracha. Vienintelis koncertas bus, o pas mus jau čia buvo ir Morgensternai, ir Obelkaitės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš norėčiau visų pirma gauti hintsų ir, ta prasme, pradėti formuluoti tokį diskursą. Ar gali Lietuvoje agresorė pripažįstos valstybės piliečiai uždarbiauti, vykdyti kultūrinį uždarbiavimą, kartu dominuoti mūsų erdvėje ir daryti visą tai be jokio leidimo. Ta prasme, kaip šitą dalyką mes turėtume sutvarkyti, nes štai už 2 savaičių mes jau pradėjom sezoną Morgensternų, už 2 savaičių turime Dugino ir Limonovo nacionalbolševikų partijos, trečio steigėjo, Lietovo knygos pristatymą Vilniuje visiškai prie savivaldybės. Gegužės 20 kažkelintą, Liepos 20 kažkelintą dieną. Tarsi, rusų diaspora atvažiuoja pristatinėti savo kankinio, ten kažkada antisovietininko, kultūrininko knygą jo ta prasme gyvenimo kelią. Aš nemanau, kad tai mums yra aktualu ir vis tik tai
tai laiko mūsų piliečius ir ukrainiečius, kurie pas mus atvyksta gudus, tarsi toje pačioje sovietinėje ir sovietizmo ir didžiosios Rusijos erdvėje. Ir trukdo jiems ištrūkti, aš taip sakau. Nes lygiai taip pat aš dabar bandau sakyti, kad Lietuvoje rusakalbių tokio plataus termino nebėra. Yra rusiškai kalbantis ir visi kiti movomis kalbantis. Ukrainiečių mova, gudų mova, lenkų mova. Tuteišių, tarkime, irgi mova. Tai aš norėčiau galbūt kažkaip reaguoti, nes iš tikrųjų, mano nuomonė, reikėtų pradėti šitą diskursą labai aktyviai pas mus kultivuoti. Gerai, dėkui. Tai čia suprantu vėl pirmiausia profesoriui turbūt, ar neskirta? To papildysim. Tai aš pirmiausia priminsiu tą savo pavyzdį, kaip spaudos draudimo lotynų kalbos, lotynų abėcėlės draudimo metais. Po 1864, kaip mums padėjo tuo metu mažoji Lietuva esanti Prūsijoje ir kad būtent jos pagalba buvo saugoma ir plėtojama lietuvių kalba ir lietuviai galėjo ir ten mokytis lietuviškai. Ir jie ruošė, rengė lietuviškus vadovėlius, katekizmus, gramatikas Lietuvai, taip pat ir valstiečiams, taip pat ir tiems, kurie yra neišsilavinę, rėmė šitos daraktorius, knygnešius. Ir tai aišku, jie turbūt įsivaizdavo protestantiškas šalis kaip religinės, bet taip pat ir kultūrinės ekspansijos modelį. Ir jie mums šią prasme 19 amžiuje Königsbergas nepaprastai padėjo. Mano manimu, šitas modelis yra taikytinas ir kai kalbam apie gudus ir ukrainiečius. Ir tai reiškia, kad visų pirma, jų kalbos, jų mokymasis mokyklose galėtų būti remiamos, kaip ir jų profesoriai arba jų sakykime, gimtąją kalbą dėstantys mokytojai. Ir įsivaizduoju, kad šitas kultūrinis modelis galėtų suveikti. Bent jau mes turime puikų pavyzdį ir savo atmintį. Dabar Lietuvos kultūros ministerija turi šiokį tokį patirtį, sprendžiant, pavyzdžiui, Rusų dramos teatro atvejį Vilniuje, kai jis buvo ilgą laiką kritikuojamas už pernelyg daug ten įvairių, gal ir neblogų pjesių, bet vis dėlto rusiškų ir dabar nederančių rodymą, pavyzdžiui, Tolstojaus ar kitų autorių, kurie nėra susijęs su dabartiniu karu, bet kaip jūs jau kalbate, truputį ne tos intonacijos ir užtikrinančių taip vadinamą kultūrinę Rusijos hegemoniją arba kolonializmą. Šitą kolonializmą gudai ir ukrainiečiai labai jaučia ir jų, sakykime, pjesių, jų autorių vertimas turėtų būti pirmoje eilėje. Aš netgi iš viso, sakyčiau, kultūros ministerija turėtų nustoti remti vertimus ar kažkokius tai dalykus iš rusų kalbos. Tiesiog todėl, kad šitas dalykas ir taip yra dominuojantis hegemoninis. Jam nereikia jokios paramos, visada atsiras Lietuvos verslininkų, kurie norėtų tai paremti, tai kamgi iš mūsų valstybės lėšų ką nors šitoje sferoje daryti. Priešingai, aš sakyčiau, kad prioritetai žinoma yra Ukraina ir Baltarusija, bet ypač tų, kurie, sakyčiau, norėtų kalbėti, rašyti ir plėtoti gudišką kalbą, nes jie iš viso yra netgi labiau užguiti nei ukrainiečiai, kadangi užguiti ir dėl savo pačių turbūt neryžtingumo kovoti. Bet kokiu atveju ta gudų kalba yra sakyčiau, tik užsienyje begyvuojanti. Ir čia šitas veiksnys yra labai svarbus. Dabar dėl tų turinčių ir neturinčių rusiškus pasus. Slidus čia atvejis yra, todėl kad daugybė gali atvažiuoti iš Izraelio, iš kitų pasaulio šalių, kurie neturi rusiškų pasų. Ir toliau mes esame ir Lietuvoje gyvena daugybė rusakalbių, kurie neturi rusiškų pasų. Ir čia yra klausimas, ir jeigu jie, sakykime, dainuos kokias nors antro pasaulinio karo dainas, nors ir atvykę iš Izraelio ar tie patys Lietuvos rusai, tai kur čia nematau čia jokio sprendimo, todėl kad klausimas yra, ką jie veikia ir kaip jie dainuoja ir kaip mes šitos dalykus registruosime.
Aš nenoriu, kad Lietuva virstų kažkokia totalitarinė cenzūros valstybė. Pakanka to, kad Lietuvos kultūros ministerija ir vyriausybė vykdytų tinkamą savo rėmimo politiką ir tiesiog neduotų šitiems prokremliškiams, ne tik prokremliškiams šiuo metu ir rusų kultūrai jokių išteklių, bet jeigu yra demokratiškai nusiteikę kažkokie kiti asmenys ir jeigu jie neremia iš Rusijos atvykstančių asmenų, tai tada, žinoma, nereikėtų jam prieštarauti. Dabar dėl Morgensteino ir ten panašių dalykų, man tai, aš nesu šitos muzikos klausytojas, aš net nelabai žinau, kas jis toks, todėl atleiskit už neišprusimą, net nekomentuosiu. Ačiū labai, tai dabar kitam klausimui tik tai pasitenkiam šiek tiek, kaip pasakyti, trumpiau klausimus formuluoti. Sveiki, ačiū Jokūbas. Tai aš turbūt kelis pastebėjimus tik ten dėl nepasisekusių kontrpuolimo, tai turbūt reikia prisiminti ir ekologinę katastrofą, kurią Rusai sukėlė susprogdindami Kachovkos užtvanką. Matyt, tai irgi tikrai nemaža dalimi pristabdė sėkmingesnį ukrainiečių kontrpuolimą, taip pat ir kad vakarai turbūt ne viską suteikė, ką žadėjo iki galo. Labai pritarčiau profesoriaus minčiai, kad reikėtų šiek tiek ir pereiti į tą informacinį puolimą, galbūt net, tarkim, tokius, kaip čia neseniai nuskambėjo, kad ten vieną oligarchą, kuris ten ar didžiausios ten aukso kasyklos, ten vadovas Rusijoje, ten tiesiog lėktuve surinko, tai čia galbūt būtų toks kaip užduotis žurnalistam, kad tokių klikbeitinių straipsnių gal ir pas mus vakaruose paleist, kad tarkim, kaip renka vakarai paramą Ukrainai, tai yra per konsensusą, per diskusijas, o Rusijai savo karo skrynę tiesiog vieną oligarchą surinko ir pasipildė ten 3 milijardais. Tai turbūt gal iš... Ir dar vieną mintį, kad tas institucinis bendradarbiavimas turbūt gal ar ministerijų, ar žemesniam lygyje turbūt su ukrainiečiais turbūt kiekviena institucija turėtų tas pamokas jų išmoktas perimti ir prisitaikyti čia. Tai turbūt, jeigu trumpai, tiek ačiū. Ačiū, bet kiek aš supratau, čia daugiau komentaras. Prašau, Jonas nori. Jeigu apie šitą oligarką, tai eikite į mano Facebooką, ten yra postas na čistam ruskam языке, apie tai tiesiog gali paskaityti, tiesiog aš irgi pritariu, ten reikia pulti, jūs esat baranai, aš rašau maždaug, tai reiškia, ten jūsų ten Vilnius, ten mėsos ir, skaitykit patys. Ruskiai mokama, ne? Tai trumpai tiesiog, kodėl apie tas pamokas, aš bemti verčiu, tiesiog, perimta pamokas. Ir realiai aš einu į institucijas, į Lietuvoje, ne tik ir, kas čia? Čia yra būtent tas radio reflektorius, kuris yra įdėtas būtent į nosį, ten būtent gerbių tų dronų, kuris skrydo į Lietuvą. Mes turim jos Lietuvoje tiesiog, mes žinom, aš iš karto atpažinau tiesiog. Valdžia buvo pasimetusi. Mes, kai tai bebūtų, mes turim tas smėlio dėžės sindromą, ne tik Lietuvoje tiesiog, mes turim savo tiesiog tarpusavį, ten kas viršesnis, kas tas, tarbiški kriminalų, tikrai sutinku, kad yra tokie. Ir dėja, kol į galvą negausim, mes nenorim pradėti mokytis normaliai. Tai yra labai tokia žmogiška, tokia problema ir retas, pavyzdžiui, aš nekukliai, kur 14 metai kažkaip bus piesdėts. Tiesiog, ir supratau, kad čia reikia, o kiti kažkaip ten, kaip nors, susitarsim, giliai susirūpinti, deeply concerned. Tiesiog, bet čia yra tiesiog kol mes negausim į snukį, tikiuosi, kad šitas dronutis biškai mums truputį ten ir atsiprašau, čia aš negaliu. Valdžia eina į bunkerį ir sako, kiti eikite į gatvę. Tiesiog, kas čia per kasme? Kaip galima taip prastai ruoštis? Aš dabar kalbu apie būtų kitą vyriausybę, tarkim, seną, kur sikiliminizis. Ar jūs geriau būtų, nežinau tiesiog, bet čia yra, kad čia yra katastrofa, mes nepasiruošę visiškai. Žodžiu, dirbam, darom, aš turiu tiesiog eiti, dabar aš turiu kitą reikalą, atsiprašau, ačiū už... Mes irgi beveik jau turim baigti, paskutinis klausimas, jeigu Jonas mus paliks, mes visi suprasim. Tai ar dar yra? Jo, aš čia matyt būsiu, labadiena Vytautas, reiškia, būsiu vienintelis žmogus salėje, kuris dar birželio 26 dieną buvau Maskvoje. Tai mačiau, kaip tai atrodo iš anos fronto pusės. Tai galiu informuoti visus, kad Maskvoje karo nėra. Gėlytė žydė,
tramvai vaikšto, netgi karo reklamos, ten tos 5 milijonų yra labai mažai palyginus. Tai va, taip kad ir dėl to, reiškės, paprastas rusas karo nejaučia, žmonės važinėja į visokias Italijas, Emiratus, Turkijas, Tailandus ir taip toliau. Tai va, aš nežinau kol kas, ta prasme, kaip ten jos, kaip sakoma, tokioj nuotaikoje veikti. Klausimas atviras. Ir beje, Jonui tada norėjau užduoti, reiškės, ar turit trumpą planą, kaip ten Rusiją nugalėti be varianto apmėtyti Maskvą atominiam bombom. Tai va, o šiaip dar pasakysiu, kad taip, jo, bent jau kultūriniai sferoje, kur buvau, tai jo, ten dabar skatinama statyti spektaklius apie karinę operaciją ir taip toliau, bet žmonės, kurie adekvatus, aišku, smilkinės pirštų sukioja, bet, ir stengiasi iš to vengti, bet spaudimas yra toksai. Dar Klausimą tikrai, aš irgi ten turiu kažkiek pažįstamų draugų Maskvoje, tarkim, samai lūčiai город в мире, ten tiesiog šnekas, aš ten žiūriu. Iš tiesiog tokie apie tą karą tiesiog taip jau, tiesiog negirdi, nemato, nekalba. Taip, ką daryti? Lengvus, čia bus ilgai, skaudžiai, nuobodžiai, sudėtingai, mums ir kitiems mes turim tiesiog šitą dakarauti iki galo. Čia bus, sakykime, 10 metų, aš pasakė ne kartą, čia nesikeis nieko gero kol kas nebus, nesitikėkim, nei kare, nei iš Rusijos, nei tiesiog. Tas naivumas kažkaip išspręsna problema. Ai ten kažkur praeis, gal tiesiog, sorry, tai gal laikai praėjo dabar ir vis artėja. Mes esam 20%, gal sakyčiau, kažkaip jau kare. Kai kurie procentų mes jau esam kare. Mes šito nenorim pripažinti. Tai įvairių priežasčių tiesiog. Sorry, tiesiog aš esu truputį gal emocingas, dabar aš turiu bėgti, bet tiesiog ačiū už iniciatyvą. Ačiū. Dėkoju Jonui. Ar profesorius ar Vaiva turi čia ką pridėti? Komentarą visiškai sutinku, ką sako Jonas ir apie gerą rusą, kada jis yra geras. Yra tik viena maža išimtis, su kuria susiduria medikai. Tai kartais geras rusas yra gyvas rusas, tada kai jis papuola į medikų į rankas ir yra ruošiamas apkeisti. Tai vienintelė išimtis, bet aš net nebejoju, kad jisai, kai būna apkeistas, jis tiek tampa negyvų rusų. Dėkui. Profesoriau, turi dar ką nors? Norėčiau pridurti prie to, ką Vytautas kalbėjo, pavyzdį apie tai, kad vienaip šneka ir kitaip girdi. Tai čia mano tas jau senas teiginys, apskritai, kad žmogaus kalbėjimas ir girdėjimas esmingai skiriasi ir labai politiškas yra girdėjimas, todėl kad dar nuo caro laikų rusai buvo pratinami vienaip šnekėti, o kitaip girdėti. Šiandien jie taip pat yra pratinami ir šitas skirtumas, sakyčiau, yra vienintelė viltis, kad ne viskas ten yra taip juoda. Ačiū Jums labai. Tai tą gaidą mes turbūt ir baigsim. Tai baigdamas norėčiau dar kartą paraginti, neužmiršti pagalbos Ukrainai, kaip sakoma, lašas po lašo, bet akmenį pratašys ir konkrečiai taip pat prašau paremti fondą Kietoji linija, kurio vadovas dėja šiandien negalėjo dalyvauti. Čia arba renginį šiandien darai ir vadovo neturi, arba tiesiog renginio nedarai, nes būna kartais, bet jis jums gerai pažįstamas, tai yra Tomas Tulgis, daugeliu iš jūsų pažįstamas ir pats yra vežęs paramą į Ukrainą ir tikrai pasiaukojančiai dabar jau nuvežtas sunkvežimis sėkmingai tarnauja artilerijos batalionui, tai skaidrumą tikrai garantuojam, visiems aukojantiem po 350 plus galėsite ant drono rašyti palinkėjimus rusams, kokius norit, o 200 plus manau, kad gausite, aš taip bent jau iki šiol pavykdavo, vieno iš vadų, kuriam ta parama atitenka, padėka. Na ir be abejo, dėkoju visiems dalyvavusiam pašnekovam, Jonui Omanui, kuris išėjo, Vaivai Jankieniai ir nuotoliu buvusiam profesoriui Gintautui Mažeikiui. Ačiū Jums labai ir su ta gera gaida einam atostogauti, bet nepamirštam, kad
mūsų žavios atostogos iš dalies yra ir dėl to, kad Ukraina dabar jų visiškai nebeturi. Tai padėkime ir paremkime juos. Ačiū labai ir iki kitų pasimatymų. Ačiū.